Miškų urėdijos pradėjo sodinti hibridinės drebulės. Iki šiol šių želdinių veisimu domėjosi tik privačių miškų savininkai. Anykščių urėdijos laisvuose valstybiniuose plotuose pirmieji hektarai apsodinti greitai augančių paprastųjų hibridinių drebulių. Nors Europoje jos auginamos 40 mečius, Lietuvoje miškų ūkiuose drebulynai nebuvo veisiami. Augs, neš derlių ir bus tiek kūrui, tiek gamtai, tiek grybautojams naudos. Hibridinės drebulės sparčiai augantys medžiai. Per 20 metų išauga iki 25 metrų ir pasiekia 25 cm kamieno storį. O mes dabar sodiname 2 metų sodmenis, kurie užauginti mūsų Anykščių miškų urėdijos Pavarių medelyne. Beveik netoli 2 metrų, 1,5–2 metrai, tai jau per 2 metus toks prieaugis. Po 10 metų čia turėtų būti ne mažiau 150–200 kubinių metrų hektare. Hibridinės drebulės naudojamos biokūrai baldų pramoniai. Tačiau miškininkai nuogąstauja, kad plotų joms auginti turi nedaug. Reforma, nors ir nesibaigianti, bet mums laisvų žemių perduoti neperduoda žemėtvarkos skyriai. Šitos drebulės miške, atkuriant miškus, mes negalime sodinti, tai jau miškų įstatymo nuostata. Sparčiai auganti hibridinė drebulė biokūrui kertama jau po 10 metų. Galime pasakyti, kad šituose 5 hektaruose bus galima po 20 metų prikirsti apie 1500 kubinių metrų medienos, o tai atstoja maždaug 500 kubinių metrų naftos. 500 kubinių metrų naftos yra 10 geležinkelio vagonų naftos. Pirmieji šalyje drebulės biokūrui pradėjo auginti privačių miškų šeimininkai. Hibridinės drebulės Europoje pradėtos auginti Švedijoje, Suomijoje, Latvijoje. Jos naudojamos ne tik biokūrui, bet ir šeldinant upių apsauginės juostas, siekiant sumažinti mineralinių trąšų nuotekas į upes ir ežerus.